Toks dramblys lips dabar ant batuto, nu žiaur. Vyko man dabar dūžį stiklo. Tokia tamsuma, bet turim šviesą languose. Kas gal kiek neįprasta. O, kaip gal. Skrenda namelis senas. Kitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Labą dieną, turim naują savaitę. Šiandien yra ketvirtadienis. Atvažiavau į sodybą po darbų. Kažkur yra dabar 5:30 vakaro. Už lango, kaip matot, aklina tamsa. Bet žiemos sezonui, šaltuoju sezonu kitaip nebus. O šiandien ką reikia daryti man, tai išsinešti stambiagabarytės šiukšlės, nes, kaip minėjau praeitame video, rytoj, tai yra penktadienį, man jas veš. Viską patvirtino, ką buvau surašęs, tik tai išskyrus stiklų ir veidrodžių nepatvirtino. Tai jų nenešiu, visi kitą bandysiu nešti. Tai nevilkinu laiko ir einu kraustyti visą nereikalingą chlamą. Turim stalą, kurį mesiu. Taip pat turime krūvą, o tokią lentų, kurias praeitą kartą parašiau. Jau matėt jas. Nu, išsinešiau į kiemą aš jas, apsišviečiau ir matau, kad mano rakelį čia vidu šviečia. Žiūrėkit, šiandien saulėta diena buvo. O, prašau, veikia lempos. Čia šitos nuo saulės baterijos, kur. Tai dar čia turiu nuo tos lovos. Tai svarbiausia šitą man išsinešti. Šitą lentą pasiliksiu. Ir va šitas dar. Tikrai normalus aš. Naktį, va, atrodo, tampau patamsę, nes saulės įsalkės. Stalusis naktį nešioja, ką žinau, normalus. Dar šitą. Čia pagulėt galim. Opa. Gerai. Pagulėjau paskutinį kartą, varom. Kaipgi mes be padangų, ne? Čia jau buvo padangų. Bele kiek. Turim Emos baseiną. Porą sezonų atlaikiusi, bet jau ragas jam. Šitą radau baseiną, kai grioviau už rūkyklos tą sandėliuką. O šitas baseinas, tai buvo draugas atidavė, sako, jeigu reikia, pasistatyk, sakau, okei, kaip tik sutaupysim ten kažkiek, nes planavom ir pirkti karkasinį, bet čia buvo pripučiamas. Pasistatėm, leidom kokią savaitę, šuliniais visi ištuštėdavo, nežinau, čia daug kubų buvo, leidom. Atvažiuoju vieną dieną, vėl leist vandenį, jau filtrą nusipirkau. Ir įmesiu video dabar, kas buvo, kai atvažiavau. Atvažiavau laimingas, nusipirkęs baseino filtrą, galvau pasijungsiu. Ir radau tokį vaizdą. Aišku, buvo daug keiksmažodžių, todėl garsas įrašomas dabar ant viršaus. Tai kadangi ta vasara buvo tokia šalta šiemet, jau buvo Liepos galas, tai nusprendėm, kad nebereik mums baseino. Nu va, iš kluono šiukšlės. Kelias išnešiau, dar tonom jų liko šiukšlyno, bet buvau surašęs baseinai, padangos, tai jos čia buvo. Ir dabar, kas liko, tai šiferio 5 lakštai.
Nežinau, gal paims, tikiuosi čia viską. Tai einu bandyti šiferio, ieškoti aklinoj tamsoj, tai reikia lempą neštis. Radau čia šokį tokį prožiką. Tai aš galvoju čia, kur grioviau, liko šiferio, kažkiek lakštų nusinešinu vis. Vienais metais biški, kitais metais biški. Bent po biški išveš mane mokamai, ne? Tai reikia bandyti. Aišku, čia tie 5 lakštai šiferio, tai tas pats kas nieko. Bet kodėl nepasinaudot? Iki pensijos priduosiu viską. Dar pamiršau didmaišį su ten visokie kailiniai, kur radau tai pačioj pačiūrėj, kur griovau, ten lovos, ten tie čiužiniai, žodžiu. Turiu didmaišį irgi buvau įrašęs, tai turėtų irgi paimti. Jam tas maišas patiem gal bus gerai. Opa. Čia va vien tokios nesąmonės. Tai. Viskas. Einam, parodysiu dabar koks kalnas sukrautas ir tikiuosi, kad viską paims, bet žiūrėsim kitą dieną. Einam. Tai va, žodžiu, ką aš čia prikrovau. Šiferą. Normaliai susikau apie 5 lakštus. Baldai, baldų atliekos, padangos, baseinai. Ir didmaišis su tom visom nesąmonėm. Žiūrėsim, ką paims. Pagal idėją man viską patvirtino, viską tai buvau surašęs. Tai matysim ryt po ryt. Kokias garuliai obuoliai. Nu va, užvalgiau obuoliukų. Belia kaip gerai su ją. Tai va, šiandienos darbus turbūt pasidariau. Matysim, čia išveš kažką, ar neišveš. Atvyksim ryt po ryt ir matysim. Tai va, ketvirtadienio darbai užbaigti, susitiksim kitą dieną. Labas rytas ir kągi mes čia turim. Turim pirmą, nežinau, antrą jau turbūt. Šiais metais šalną. Nors dar nelabai turėjo būti, manau, šiandien. Ir rytoj tai jau šią naktį -4 pranešė. Šiandien kaip tik turi belia koks geras oras būti. Kelių ir venkite popierinių rankšluosčių. Tai kas sveiki dar kartą. Šeštadienis. Atvykau į kaimuką. Tokio gero oro, kas liečia saulėtą dieną, neturėjom turbūt savaitę ar 2. Turiu gerų žinių, nes tai parodysiu. Žodžiu, viską man jie surinko. Labai puiku. Neliko nei vienos šiukšlelės, ką buvau išnešęs. O šiandien turim belia kaip gražų orą, aišku, vėsų. Bet turim saulę, šiltai apsirengsim ir galima kažką darbuotis, manau, kieme. O katinas. Na, kad ir čia tiesiog šitą dabaigti bardaką tvarkyti. Nes niekaip aš jo nedabaigiu per tos orus, per viską, o dabar oras puikus. Kai toks oras, tai tik lauke ir būt. Va, koks grožis čia į tos laukus. Aš visada įsivaizduoju, čia kai bus tos terasinės durys, viską, kokių 2-3 stiklų, kimarinį savo. Žiema, čia daug sniego, gyvūniukai laksto kažkur laukuose, žiūri į tolį, jau senatvė grinai. Bet rimtai tai pagalvoja, dar džekuzis kažkoks, ne džekuzis, tas kubilas kažkur. Bet čia dar toli, iki to. Tai dėl to aš ir filmuoju po biškį, matysim, kaip vaizdas keičiasi, nors labai lėtai, bet kažkiek jis keičiasi. Pasižiūrėkit, kiek grybų eina savo. Belia kiek. Kas čia per grybai, gal žinot? Ir belia kiek iš tikrųjų turiu Putino uogų. Sakė, žiauriai sveika. O dabar pirmos bus šalnos, tai jau jos kaip ir skint galima.
ir iš jų ten daro močiutės visokios užpilus. O kad dienelė dar geresnė būtų, tai reikia išgerti būtinai kavytės, nes šiandien negėriau. Tai kol kavytė, kai jis reikia čia persirengti, kepurės šiltai apsirengti, aišku, batus persidėti. Nes šlampa čia tik eini per tas šlapę žolę ir šlampa, tai jau žodžiai pasiruošti, įkalt kavos ir eit tvarkyti tą aplinką, kol orai tokie. O į pagalbą man ateina geroji točkė už 13 eurų. Galvoju su ją tos blokus išsivežti bent po vieną. Bet jie čia nešti tai labai sunku būtų. Bandysiu su točke. O, puikiai. Šitas pats sunkiausias jau. Didžiausias ir sunkiausias. Didžiausias sunkumus točkė atlaikė. Bandysim krauti šiferį. O turim ir tokių vaizdų šiandien. Arė laukus. Dabar reikia šitas visas atraižas tvarkyt. Tai pradedam gal nuo medienos tada. Nesakykit, šitą točkę vis tiek atsipirko 1000%. Kur šitą gėrį reikės dėti? Kažkur dėsim, kur visą chlamą dedam. Geriau chlamą susitempti į vieną vietą visą. Ir po to po biškį tai va veža paslaugos į metus 300 kg. Tai po biškį pats išsivešiu. Svarbu aplink namą apsitvarkyti. Kas svarbiausia. Nežinau kaip jum atrodo, bet man tai atrodo, kad aš šiandien čia belekiek darau to pagreitinto video. Tai nežinau, vieniems tai patinka, kitiems gal ne. Tai tvarkom toliau. Nu tai kažkoks darbas matosi, aišku nedaug, bet judam žodžiu nuo šitos pusės į tą su visom šiukšliam. 2 valandos saulė dar aukštai ganėtinai, dar porą valandų bus, tai reiktas porą valandų ir atidirbt dar. Pažiūrėkit, kiek nuo to didelio kaštono lapų gaunasi čia ant žolės. Šiaip sako, kad geriau lapus rinkt pavasarį, nes tipo gaunas kaip kompostas trąša žoliai. Bet man tai baisiai atrodo. Nežinau, žiūrėsiu. Jeigu bus kažkokia laisvesnė diena ir oras geras, gal reikės tas lapus susigriebt kažkada. Eilinį kartą dirbdamas nepamatau, kad išsikrovė mikrofonas ir bandau atkurt, kągi aš čia sakiau turbūt, kad na štai susistūmiau grūzą į vieną vietą, o čia jau viską aptvarkiau, liko na pusę ir reikės dabar man su točke tiesiog išsivežioti tą grūzą. Tai tikriausiai kažką panašaus ir buvau sakęs. Tai kol dar saulė aukštai reikia tą grūzą pagrūzinti ir išsivežti. Nu va, ką turim, tai liko tokia grūzo kalvelė, tai čia nežinau, 5 točkas kažkur, tai aš jas dar kažkiek pasirūšiuoju, medieną prie medienos, ruberoidas ir panašiai. Tai va, reikia saulę dar
aukštai, bet jau turėsim, manau, saulėlydį aфиgeną šiandien vėl. Reikia dirbti toliau. Čia vėl žodžiu, kad pasakoju aš jums dalykus kažkokius, mikrofas miręs, nieko tokio. Bet iš tikrųjų tai sakiau, kad turėjau svečių, tai pusvalandukas biškelį praskriejo. Bet dar sakiau, saulė aukštai, tai dar 2 točkės, 2-3 ir bus baigta. Na ir štai paskutinė grūzo točkė išvažiuoja. Nu va, grūzas nebegrūzins. Reik šitą bardaką likusi susirinkti. Ir bus viskas. Bus mediena. Čia dar ir vienukų visokių. Į metaliuką. Čia su vienukais. Va, vienukai. Taigi labai metalą aš renku. Net va vienukus išrenku. Ant kiek? Zero waste. Čia žodžiu išsirušiuoši dar stiklų radau. Ir ruberonę dar reikia viršaus susidėti. Ir išsimėtit, kur aš jį sukrovau į vieną vietą. Ir bus labai šiandien puikiai padirbėta. O dar vienukas. Ruberonas. Balam. Jėga, pasibaigiam. Šiandienos darbai baigti. Štai kaip atrodo be grūzo. Buvo grūzas, dabar nėra grūzo, nebegrūzina. Viskas tvarkinga. Iki žiemos susitvarkiam. Super. Galvojau parodysiu saulėlydį jums, bet kad ta saulė pabėgo kažkur ten, bet žodžiu vis tiek gražu belė kaip čia. Ramus vakaras prieš šalnas. Žodžiu, pasidariau ką norėjau. Šiukšlės išvežtos, čia grūzas sutvarkytas. Turim 15 PM9 ir 11 000 stepsų nuėję. Tai va, dirbant tokius darbus, kas planuojat nusipirkti apleistą sodybą, tai romantika va, sportas. Su točkė, nežinau, kiek reisų šiandien padarom. Ir tuo pačiu malonumas toks. Romantika tokia savotiška. Točkiai tai tiesiog yra padėkos nuo visų žodžių, nes jin tikrai šaunuolė savo darbą atlieka puikiai, nors visa jau sužalota, išlankstyta, bet jinai jau tiek tonų čia atvažinėjus dalykų, kad dar turbūt tarnaus. O šiaip čia ant žiemos, tai aš net nežinau, tų darbų labai prie to namo ir dėl orų sąlygų nelabai įmanoma ten kažką darytis. Atvažiuojant savaitę, kartą ar 2, tai reikia laukti vasarą žiūrėti, atvažiuos žmonės biški, paaiškins, ką toliau man geriau darytis, ar prie pamatų kokių eit atsikasinėti, ar dar kažką ir tada žiūrėsim. Tai dabar, kol aš turiu darbelių, kuriuos galiu darytis, tai stengiuosi darytis. Ar lygiai prieš valandą buvo šviesu ir kol apsitvarkiau, kol persirengiau, kol ką, turim tokį vaizdą, turim tamsą, 5 valandos po 5 kelios minutės. Bent jau pas mane šią naktį praneša -4, kiek pas jūs gal dar daugiau praneša. Tai ta proga, kad jau tamsų lauke ir plus darbai visi šios savaitės suplanuoti, kurie buvo atlikti, tai turbūt šį video ir baigsiu. Dėkoju dar kartą visiems, kurie žiūrite iki galo, kurie stebite, kurie prenumeruojate, komentuojate, parašote asmeniškai, didelis dėkui jums.
linkiu gero ateinančio pirmadienio ir turbūt susitiksim kitą sekmadienį. Čiau.